Sveiki, ši hipnotinė meditacija truks keliasdešimt minučių. Rekomenduoju klausytis kiekvieną kartą, kai norisi gilios, natūralios vidinės ramybės. Jeigu pasiruošite, padarykite gilų ir ramų įkvėpimą ir iškvėpimą. Ir dabar leiskite sau tiesiog klausyti. Kartais balsas tampa kaip vėjas tarp medžių. Jis tiesiog skrieja ir nuramina. Net jei nekreipi dėmesio, kur jis tave neša. Ir nors dabar tu tiesiog sėdi ar guli, gali leisti savo kūnui jaustis taip, kaip jam norisi. Be jokių pastangų. Gali pastebėti ir šiame gilesnėme buvime laikas ima tekėti kitaip. Galbūt akys jau užmerktos, o gal jos tiesiog ilsisi, kaip vaiko žvilgsnis, žiūrintys į besikeičiančius debesų raštus danguje. Kur kiekvienas debesis virsta vis kitu, be skubos. Ir tas dangus kaip tavo vidinė būsena, kur nerimas kaip debesis, laikinas ir tik svečias. Jis ateina, bet niekada nelieka. Ir tu neprivalai jo laikyti. Dabar tu matai, arba gali įsivaizduoti, kaip priešais tave langas. Tu matai per jį, kaip šviesa liejasi ant grindų. Saulės blyksnis ant kažkokio daikto krašto. Šviesiai gelsvas ir šiltas. Girdisi paukštis. Vienas, paskui kitas. Kaimo ramybė. Arba tolimas miesto alsavimas. O gal tai tik tavo kvėpavimas? Ramus, gilėjantis. Kaip bangos, kurios žino, kad atplaukia. Ir kaip grįžta. Gali pastebėti, kaip kvėpavimas liečia krūtinę.
arba pilvą. Arba kažkur tarp, kaip ritminga atpažįstama saugi banga. Ir visi šie pojūčiai susilieja. Spalvos, garsai, kūno jausmai. Kaip būtų įdomu, jei tavo pasąmonė jau dabar žinotų, kaip sukurti daugiau. Erdvės tarp minties ir jausmo. Kaip langai tarp sienų, kaip takas, kuris kažkur veda, net jei dar nežinai kur. Kaip istorija, kuri ką tik prasidėjo. Ir kai taip leisiesi giliau, gali įsivaizduoti, kad sėdi mažoje valtyje, kuri lėtai siūbuoja, švelnus siūbavimas ant vandens, švelnus alsavimas ir mintys, kurios kaip vėjas. Jos ateina, jos išeina, o tu tiesiog stebi, kaip giliai gali nusileisti, kaip daug ramybės gali rasti. Vien tik leidžiant savo būti čia. Tavo pasąmonė dabar ima klausytis giliau. Ir net jei viena tavo dalis svarsto, ką tai reiškia, yra kita dalis, kuri jau keliauja. Ir gal dabar, kai tavo kūnas ilsisi vis giliau, kažkas tavyje jau žino, kad ši ramybė neatsitiktinumas. Įsivaizduok, kad vaikštai po vietą, kurioje jau buvai vaikystėje. Gal tai miškas, ar sodo kampas, arba kambarys su sena spinta. Ir kažkuo pažįstamu ore. Kvapas, kurio nebuvai pajutęs metų metus. Ir kai ten žiūri per savo vaikystės akis, girdi tylą. Kurioje telpa tiek daug garsų.
lapų čežėjimo, nukrintančio lašo, kažkieno balsas iš toli, o galbūt tavo paties mintis, kai dar buvai vaikas. Tavo kūnas jaučia šiltą ranką. Gal tai tavo močiutės ar senelio, o gal tai tavo paties antklodė, kurioje vis dar gyvena tas smagus jausmas, kurio tau taip reikėjo. Ir visa tai vėl gyva. Tu supranti, kad ramybė tai ne būklė. Tai vieta, kur visada gali grįžti. Ir štai, kiekvieną kartą prasideda kokia nors istorija. Kartą žmogus, kuris jautė nerimą kasdien, nusprendė eiti mišku, kur dar niekada nebuvo. Tas miškas buvo tylus. Tylus ne todėl, kad niekas nevyksta, o todėl, kad viskas vyksta labai giliai po žeme. Šaknys liečia vienos kitą. Medžiai dalinasi vandeniu, ne vienas apie tai net nežinodami. Žmogus ėjo ir viskas aplink jį kalbėjo tyliai. Akmenys tarsi jam sakė: tu sunkesnis nei tavo pačio mintys. Vėjas jam pasakė: tu lengvesnis nei tavo baimės. Ir kai jis atsisėdo ant kerpėmis apaugusių rąstų, atėjo mintis, kad jam nebereikia nieko daryti. Kad ramybė ateina ne tuomet, kai viską sutvarkai, o tuomet, kai nebereikia nieko taisyti specialiai. Kai gali pasitikėti savim, laiku ir vieta. Ir ne dėl kažko, o tiesiog, kad esi kaip medžiai, kurie savo šaknimis dalinasi vandeniu, apie tai nieko net nežinodami. Ir galbūt dabar kažkas tavo viduje prisimena, kai būna, kai niekas tavęs nespaudžia. Net tu pats.
Kaip keista. Būtent tada kažkas keičiasi. Kai leidžiame savo, net negalvodami, taip kaip vanduo, jis nesistengia tekėti, jis tiesiog randa kelią. Tai vyksta dabar, galvoje, kūne, širdyje. Kažkas nusileidžia kaip saulėlydis, kuris nežino, kad yra gražus. Kaip paukštis, kuris skraido ne dėl to, kad moka, o dėl to, kad skrenda. Ir kažkur giliai vis dar žiba žvakė. Ne todėl, kad kažkas ją uždegė, o todėl, kad ji niekada nebuvo užgesusi. Kiekvieną kartą, kai įkvepi, ji tampa šviesesnė. Ne akis deginanti šviesa, o ta, kurioje gali leisti sau ilsėtis. Kaip liepsna židinyje, kai laukia šalta ir sninga. Tuomet vieną dieną tas, kuris keliavo per tylų mišką, pasiekė vietą, kur stovi medis, seniausias iš visų. Ir šis medis kalba, bet ne žodžiais, o buvimu. Tu jau seniai nebe tas, kuris bijojai. Tu jau seniai tapai tuo, kuris išmoko kvėpuoti ramybę. Ramybė tai tavo būsena, tavo teisė, tavo namai. Ir tada žmogus paliečia medžio kamieną. Ir kažkas jo viduje keičiasi visam laikui. Kaip senas kodas, kuris tiesiog nustoja veikti. O nauja programa ima veikti be pastangų, ramybė tampa įprasta. Ir gal dabar, kiekvieną kartą, kai įsiklausysi į savo kvėpavimą, o galbūt vėją tarp medžių, ar tylą į nakties kambarį,
tavo pasąmonė prisimins šią vietą ir sugrįši. Visada tyliai. Tu žinai, kad tau pakanka tik užmerkti akis. Ar net tik tai įkvėpti. Ir ta vieta tavyje atsiveria. Kaip langas, kuris laukia visą laiką. O kai kartosi šią kelionę dar kartą, antrą, trečią, 7 kartą, ramybė vis gilės. Todėl leik sau kartoti šią hipnozę. Kiekvieną kartą leisdamas savo pasąmonei kurti naują gilumą. Tu gali nuspręsti, kaip grįši. Galbūt tiesiog žinodamas, kad grįžai su daugiau ramybės, nei išėjai. Ir kai pradėsi girdėti aplinkos garsus, pajausi savo kvėpavimą, pirštų galiukus, kojas, nugarą, visą kūną, tu jausi, kad tavyje kažkas pasikeitė ir vis dar ramu. Ir kai tik būsi pasiruošęs, jausi, kaip atsigavai, gali atmerkti akis. Ramybė, kai nerimas tyliai ištirpsta ir pasitraukia. Ir kiekvieną kartą jis vis mažesnis, kol tiesiog nebėra ką prisiminti. Ir lieka vieta kažkam naujam, gilesniam pasitikėjimui, sau. Ačiū.